Bet o ką darytum, jeigu iš tikrųjų neturėtum pinigų dovanom? 0. Šeimos meilė. Iš tikrųjų, aš labiau mėgstu dovanoti negu gauti. Kojinių, viskas. Aš apie šitą temą galvoju metai iš metų. Nes kai man paskambina šeimos nariai ir klausia, o ką tu norėtum gauti dovanų šiais metais? Ir aš pagalvoju ir sakau, žinai, šią akimirką man nieko nereikia. Nu iš tikrųjų, nieko nereikia, nieko netrūksta. Ir jie sako, tu geriau sakyk, nes gausi kokią nesąmonę. Ir aš tada galvoju, bet rimtai, mes šiandien dienai perkam dovanas tik dėl to, kad reikia. Ir jeigu aš neturėčiau pinigų, aš neičiau į šventes, nes aišku, man būtų gėda, nu kaip aš čia be dovanų galiu ateiti į šventę. Bet aš noriu pasakyti, kad pirmiausia jūs pasižiūrėkite, kad ar dovana tiks. Ir pirkit universalias dovanas. Galbūt tai maisto produktai supakuoti į fainą dėžutę, makaronai, užtepėlės, kažkoks gėrimas. Ar tai tiesiog Akropolio dovanų čekis. Bet ką daryti, jeigu aš noriu pasveikinti savo mylimą žmogų ir iš tikrųjų neturiu pinigų, arba turiu labai nedaug. Ir čia aš turiu tau testą. Įsivaizduok, aš nupirkau kuponą Akropolio, su pinigais, įdėjau, ten daug dirbau, tam, kad tu galėtum išleisti ir nusipirkti kažką, ką nori. Arba aš galiu paruošti tau savo kuponą. Ir ką rinktumėsi? Pinigus ar mano paruoštą kuponą? Įsivaizduok, tai yra kuponas ir kvietimas į nuostabų mano paruoštą spa. Tu grįžti po darbo pavargusi. Ir tu grįžti ir tau paruošta vonia su putomis, žvakutės, užkandžiai. Po to, kai išeini po pusvalandžio arba valandos iš vonios, tavęs laukia 2 valandų masažas. Tai yra mano nuosavas spa, kur bus kvapai kažkokie, ten tokie smilkalai, žvakės, rami muzika. Ką norėtum? Ar norėtum tokio kvietimo į mano nuosavą spa? O galbūt tai yra laisvadienis. Nuo bet kokių namos ruošų, nuo vaikų priežiūros, nuo visko. Aš būsiu tavo tarnas ir padarysiu viską už tave. O galbūt tai yra čekis, kuris tau pasakys, kad aš būsiu tavo namų šefas, paruošiu vakarienę ir pakviesiu tave tada, kai tu norėsi, kada neturėsi jėgų gaminti. O galbūt tai bus, žinai, 10 meškino apkabinimų. Arba meilės laiškas su daug pasakojimų, už ką aš tau esu dėkingas, kodėl aš tave myliu. Ką rinktumėsi? Šitą mano paruoštą kvietimą tau praleisti laiką kartu ar šitą pinigų čekį. Tai irgi nuostabi dovana, bet kas svarbiau tau? Ką aš noriu pasakyti, kad man asmeniškai daiktų nebereikia. Man reikia emocijų, man reikia žmonių, man reikia to tikro šventimo, kurį atsimenu. Ir kada aš atsimenu? Tada, kai būna daug emocijų. Tai nuo šiol, kai eisite į kūčių vakarienę, padovanokit savo artimiesiems 2 daugiau emocijų. Juoko, šypsenų. Pamirškit visus rūpešius. Tiesiog eikite tenai ir švęskite. Klauskite močiutę, o kaip tu laikaisi? Mama, kaip tau, tėti, kaip tau? Pasakokit, išklausykit jų ir neverskit valgyti maisto, kurį jūs pagaminot. Nu, nepersivalgykit per šventės, bet ne apie tai. Esminis dalykas, per šventės būkite čia ir dabar. Ne daiktai, ne dovanos, bet čia ir dabar visų dėmesiu, visą šilumą, visomis emocijomis. Būkite čia ir dabar su mylimais žmonėmis, kurie jums rūpi. Padarykit šventės tokias įsimintinas, kad jas atsimintumėte visus sekančius metus. Tiek nuo manęs, su meile ir su šventėmis nuo Vytauto Jančiausko. Iki. Šitas, man atrodo, fainas variantas. Nu, geresnis negu praeitas, bet tu vis tiek nepakvietei gruodžio seminarus jų. Tai aš galvoju, kur čia įdėra tą reklamą, bet tu žinai, kaip žmonės nekenčia reklamos. Galvoju, bent kartą be reklamos. Nu, kaip nori, bet nesužinos tada, koks į... Kaip jie linksmai gali praleisti laiką, žinai. Tai aš žinau, kad jie nesužinos, bet tu supras, lai nežino, lai būna kartu, ką turi ir džiaugiasi visais tais dalykais ir... Nu, bent kartą be reklamos pagyvenk. Bet per šitą šventės. Kada paskutinį kartą be reklamos pardavai bilietą į seminarą? Nu, nežinau, pardaviau, rekomenduoja žmonės.